Sveiki, esu Justinas, jaunas ir šiek tiek dar gyvenime pasimetęs žmogus. Ne visai žinau, nuo kur pradėti, tai pradėsiu nuo pradžių. Prieš beveik 3 metus, kai man dar buvo 17, supratau, kad nelabai žinau, ko noriu iš gyvenimo. Kur einu ir juo labiau, kur norėčiau nueiti. Nusprendžiau ieškoti. Nors mokyklai sekėsi, bet būdavo visko. Problema visada buvo ta, kad man visuomet patiko be galo daug dalykų. Nuo tikslių iki humanitarinių mokslų. Niekada nebuvau kažkuriai labiau pusiai priklausantis. Ir, žodžiu, patinka tikrai labai daug dalykų. Tiek klasikinė muzika, tiek sunkus metalas, tiek popsas, hip-hopas, tiek ardymas visko, sprogdinimas, klijavimas atgal, kol mama nepamatė. Ir, žodžiu, beveik viskas, ką tik būtų galima sugalvoti. Bet kas man visuomet labai nepatikdavo, tai kad jeigu kas nors mane versdavo, arba būdavo žiauriai nuobodu. Niekaip nesugebėdavau savęs priversti kažko daryti, jeigu tai yra žiauriai nuobodu. Ir, žodžiu, viskas buvo gerai tol, kol netikėtai neatėjo 12 klasė ir neprireikė pasirinkti ten, kur norėčiau stoti. Jokiais ypatingais gabumais niekada gyvenime nepasižymėjau ir viskas, ką moku ir ką sugebu, dėl to teko dirbti ilgai ir sunkiai. Niekada nieko neskaitęs neišmokdavau ir pažymiai dažnai svyruodavo tarp 6-7, nu žodžiu, tam tarpe. Pradinėse klasėse mokiausi, aišku, gana neblogai. Iki kokios 8, gal 9, 10 klasės patiekos egzaminę gavau 6. Viskas, ką gyvenime moku, dėl to turėjau dirbti ilgai ir sunkiai, daug klysdamas, tačiau visada gelbėjo labai vienas dalykas, kad niekada nepasiduodavau. Atidėdavau, pailsėdavau kurį laiką, bet visada sugrįždavau atgal. Kad ir, pavyzdžiui, programavimą. Esu lankęs tokią kompiuterininkų mokyklą Kaune čia. JKM vadinasi. Ten mokiausi 3, gal 4 metus programavimo pagrindų. Visa bėda buvo ta, kad tėvai mane ten įsiūlė į tą mokyklą, dėl to man tas programavimas visai nepatiko. Ir dabar, po beveik 10 metų, aš sugrįžtu vėl prie to, tik šį kartą jau pats ir be jokių mokytojų pagalbos. Šiaip ar taip, žodžiu, nuo tos minėtos kryžkelės, kol buvau 17, praėjo nemažai laiko ir teko priimti daug sprendimų, kad atsidurčiau ten, kur esu dabar. Ir būtent todėl nusprendžiau kurti savo videoblogą, kad pasidalinčiau tuo, ką jau esu atradęs ir kad atraščiau tai, ko dar ieškau. Ką šiuo metu apie mane turėtumėte žinoti? Man yra 20, gyvenu Jungtinėj Karalystėj, esu studentas, studijuoju marketingą su psichologija, taip pat teikiu pirmenybę dirbti savo, o ne kitiems. Niekada gyvenime negalvojau, kad teks emigruoti, bet nors tą ir pasirinkau savo valia, tikrai ketinu sugrįžti. Bet kol dar esu čia, norėčiau pasiimti kuo daugiau. O gyvenimas atskirai nuo tėvų, kada turi pats užsidirbti kambariui, lovai, kurioje miegosi, ir maistui, kurį valgysi, išmokė nemažai dalykų. Pavyzdžiui, kad mes visi turim labai daug laiko. Kai kam nors sakom, žinai, nepadariau to ar ano, nes nelabai turėjau laiko. Ne laiko neturėjai, o sumautos valios ir proto viską susiplanuoti. Skiriai savo laiką kažkam kitam, kas tau tuo metu atrodė svarbiau, nes mes to laiko visi turim lygiai tiek pat, bet susiskirstom jį pagal savo prioritetus ir norus. Todėl, kai kitą kartą kas nors jums sakys, žinai, neturėjau laiko, iš tikrųjų turėtumėt girdėti, kad žinai, man buvo kažkas daug svarbiau negu tu. Ir taip, suprantu, kad tai, ką dabar pasakiau, atsisuks prieš mane anksčiau ir vėliau. Taip pat išmokau, kad skundžiamės gerokai per daug ir per mažai tikim savo jėgom. Čia tas sunku, čia nesunku, čia tą reikės padaryti, šito neištversiu, to nesugebėsiu. Pakelt galim kur kas daugiau negu įsivaizduojam. Pavyzdžiui, turėjau vieną draugą indą, bendradarbį, kuris dirbdavo po maždaug 90 valandų per savaitę, tai yra 12 valandų kiekvieną dieną. O dirbdavo jis dėl to, kad sumokėtų už savo merginos studijas. Žodžiu, pakelt galim kur kas daugiau negu įsivaizduojam, o dažniausiai ir skundžiamės dėl to, kad esam kokiai nors šūdinoj situacijai. O esam toj šūdinoj situacijai dėl to, kad nesugebam išeiti iš savo komforto zonos nei minutei. Nes viskas, kas susijęs su rankų supurvinimu, oi ne, čia ne man. Žodžiu, imam ir tobulėjam. Aš kartu su savo videoblogu, o jei tau mano mintis atrodė priimtinos, panašios, pažįstamos, kartu su manim. Gal tai bus bent šiek tiek lengviau. Jei turit kokių nors klausimų, visada galite rašyti į e-mailą arba po šito video. Visiems pasistengsiu atsakyti ir iki kito karto.